Sveiki, mėlyjeji, esu Lina Kontautienė iš įmonės OBA Lignilinė ir šiandien atsakau vieną jūsų klausimą. Kada galima montuoti lenteles vertikaliai, kada horizontaliai? Ir ar galima vertikaliam kalimui skirtas dailylentes montuoti horizontaliai? Tai štai, aš jums parodau, kaip atrodo lentelės skirtos vertikaliam kalimui. Štai, pusė špunto lentelės, kai jos susileidžia, yra tarpelis. Status kampas. Jeigu mes jas apversime, tai mes turėsime statų kampą, kur laikysis vanduo ir taip trumpės dailylenčių ilgamžiškumas. Todėl vertikaliam kalimui skirtas dailylentes rekomenduoju naudoti tik vertikaliam kalimui, nenaudoti horizontaliam kalimui. Jeigu norim naudoti horizontaliam kalimui, tuomet yra kitas profilis, kuris yra būtent skirtas horizontalaus kalimo būdui. Štai, rodau, koks yra profiliukas. Vėlgi pusė špunto, jos susileidžia ir yra skirtos horizontalaus kalimo montavimui. Kur yra skirtumas? Tai štai, matote, yra nuožula, kur yra 5 laipsnių kampu ir kada mes ją kalame horizontaliai, čia nubėga vandenukas ir jisai neužsistovi. Tai būtent tokio tipo lenteles gali montuoti tiek horizontaliai, tiek vertikaliai. Vertikalaus profilio lenteles, kurios turi statų kamputį, statų kampą, galima montuoti tik tai vertikaliai, sumontavus horizontaliai, sutrumpinam lentelių gyvavimo laiką. Ačiū, kad žiūrėjot, linkėjimai. Lina Kontautienė Lignilinėje. Iki malonaus.